Ši rugsėjo 1 Kaštonų pagrindinės mokyklos bendruomeniai buvo ypatinga. Naujų mokslo metų proga iškilmingai atidaryta nauja moderni futbolo aikštelė. Labai džiugi naujiena. Atidaroma futbolo aikštė ir mes labai to džiaugiamės, kad mūsų mokinukai galės daug saugiau, daug maloniau sportuoti ir siekti aukštų rezultatų. Mano toks noras, kad stadione mokiniai sportuotų, ne tik mokiniai, bet ir suaugę žmonės sportuotų nuo ryto iki vakaro. Noriu padėkoti Švietimo mokslo ministerijai, konkrečiai Rytui Vaiginui, už tą idėją, kuris pasiūlė mūsų mokyklai. Noriu padėkoti Biržų rajono savivaldybės vadovams, kurie labai prisidėjo prie šio stadiono rekonstravimo. Futbolo aikštelės atidarymo šventėje dalyvavo didelis būrys svečių. Svečių iš Seimo, Mokslo ir švietimo ministerijos, futbolo puoselėtojų iš apskrities centro bei rajono, taip pat savivaldybės vadovai ir kiti. Biržų rajono savivaldybės meras, sveikindamas Kaštonų pagrindinės mokyklos bendruomenę naujosios aikštės atidarymo proga, žadėjo dėti visas pastangas, kad sportiniais pasiekimais rajone ir šalyje garsėjanti Kaštonų pagrindinė mokykla taptų sporto gimnazija. Tai yra mokykla, kurioje būtų mokoma bendrojo pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų, o taip pat būtų vykdomas specializuotas sportinis parengimas. Gimnazijoje galėtų mokytis sportui gabūs vaikai ne tik iš Biržų krašto, bet ir aplinkinių rajonų. Svajonė reali ir pasistengus tikrai gali būti įgyvendinta, patikino meras. Aš sakiau, kad atiduosiu visas jėgas, kad Kaštonų pagrindinė mokykla taptų gimnazija. Ar tai realu? Tai realu, aš jau ir ministerijoje kalbėjau, tai reikia įdėti aišku darbo, nes buvo jau vidurinė mokykla. Sporto ir sveikatingumo yra panaši gimnazija prie Kauno ir važiuosiu ten tyrinėti, žiūrėti, kaip jinai atrodo ir kaip ten galima mes pasisemti patirties, kad eiti tuo keliu, kad taptų gimnazija. Nes Biržuose reikia 2 gimnazijų mieste, aš turiu. Naujoji aikštė moderni, patogi. Lietuvoje tokių nedaug, pažymėjo Panevėžio apskrities futbolo federacijos prezidentas. Pirmoje eilėje tai tik norėčiau padėkoti miestui, kad jisai rado galimybės, padėkoti tiems žmonėms, kurie savo idėją, savo darbu, savo pažintim sugebėjo tą aikštę padaryti Biržuose. Lyginant tos aikštės galimybės ir potencialą, sakyčiau, kad Biržų miestui tai tikrai labai didelis pasiekimas, kadangi to aikštį galima treniruotis, vykdyti varžybas ir be abejo tobulinti jaunųjų futbolininkų talentą. Kalbant apie apskritį, dirbtinos dangos aikštė yra vienintelė Panevėžyje. Tokios aikštės neturi nei Rokiškis, nei Pasvalys, nei Kupiškis, Pakruojis. Vienintelė šią aikštę dabar, sakykime, iš tų mažesnių miestelių, tai yra būtent Biržuose. Yra panašus pobūdžio aikštynų visoje Lietuvoje, bet jų nėra daug. Pagaliau mūsų valstybės vadovai suprato, kad tai yra ateitis, kad tai yra būtina, kad vaikai turėtų treniruotis, sportuoti kokybiškose sporto arenose, tame tarpe ir futbolą. Kad būtent čia Biržų pavyzdys yra labai geras ir užkrečiantis, kaip turėtų atrodyti tvarkingas, geras futbolo aikštynas. Tačiau futbolo aikštė yra pirmas įgyvendintas objektas iš viso stadiono rekonstrukcijos. Čia dar numatyta įrengti bėgimo takus, universalią sporto aikštelę, rutulio stumimo sektorių ir kitą sportinę įrangą. Viso Kaštonų mokyklos stadiono rekonstrukcija yra numatyta skirti arti 400 000 eurų. Nemenką dalį iš jų sudaro savivaldybės lėšos, pažymėjo savivaldybės administracijos direktorius.
projekto vertė yra 390 000 eurų. Iš tikrųjų, tai tęsiasi ne vienus metus, tai vyko projektas ir pernai, ir šiemet. Pernai savivaldybė prisidėjo 14 000 eurų, o šiemet prisidėjo prie šio stadiono 44 000 eurų. Taip kad irgi yra nemažas indėlis iš savivaldybės pusės. Iš tikrųjų, pagrindinė dalis pinigų yra iš valstybės investicijų programos, iš švietimo ministerijos, o ir didelė dalis iš savivaldybės taip pat. Taip kad yra dar ne visi darbai atlikti, dar yra 101 000 eurų likęs ir bus įrengti bėgimo takai ir kiti įrenginiai sportiniai aplink stadioną. Taip kad tie darbai tęsis ir tikimės, kad jie bus sėkmingai baigti. Kaštonų pagrindinėje mokykloje mokslo metai prasidėjo džiugiai ir optimistiškai. Mokyklos vadovas linkėjo, kad taip jie ir tęstųsi aktyviai, įdomiai, neprarandant noro mokytis. Ta proga aš noriu pasveikinti visus mokytojus, mokinius, tėvelius ir palinkėti gerų mokslo metų. Noriu palinkėti mokiniams, kad jie būtų aktyvūs, kad tą savo norą mokytis, kad tas noras mokytis jiems nedingtų per visus mokslo metus. Ir linkiu jiems įdomios veiklos mokykloje. Noriu palinkėti mokytojams pasirengimo ir kantrybės, mokant kiekvieną vaiką. Ir noriu padėkoti už tai, kad mokytojai atiduoda vaikams viską ir patys kartu tobulėja. Taigi noriu palinkėti visiems gerų mokslo metų ir tie mokslo metai turėtų mums būti labai sėkmingi.